Ar teko jums kada nors gręžti skyles ir jaudintis, kad tik ko nors nepragręžčiau? Kai norite ant sienos pakabinti, pavyzdžiui, televizorių, spintelę, lentyną, ar tai nuotraukas, grindyse prisukti durų atramą, tvirčiausias būdas tai būtų padaryti ant varžtų arba medvaržčių, o tam reikia išgręžti sienoje skyles. Ir prieš gręžiant skyles visada jums turi kilti klausimas, ar saugu čia gręžti ir arba kur reikėtų saugiai išgręžti skylę. Na, o jeigu vykdote komercinę veiklą, kaip pavyzdžiui katilų, kondicionierių kabinimas, dedate pakabinamas lubas, pravedate elektros laidus, kabelius, tai toks prietaisas jums yra būtinas. Bene dažniausiai girdžiu, kas naudoja tokius prietaisus, tai nusivylimą parodymais, nes prietaisas rodo visur kažkokias tai anomalijas, pypsi ir sunku suprasti, ar ten saugu gręžti ar ne. Na ir tada žmogus pasitelkdamas patirtį, intuiciją, gręžia ten, kur galvoja, na ir jį pasiseka, sako, ai, kam man reikia to prietaiso, pats viską gerai žinau. Ši trumpa apžvalga bus apie prietaisų savybės, kaip jie veikia, pabandysiu paaiškinti su trumpais pavyzdžiais, kokie išskirtinumai ir kaip jais naudotis. Kaip matote, su savimi turiu net 4 sienų ieškiklius. 2 iš jų yra su magnetinė indukcinė technologija ir 2 iš jų veikiantis radaro principu. Na ir pradėsiu pradžiai nuo populiariausių ir plačiausiai naudojamų sienų ieškiklių. Taigi, pirmasis prietaisas yra GMS 100-23. 100 tai reiškia maksimalus matavimo gylis milimetrais, 2 tai yra antros generacijos, korpusas yra gumuotas, tvirtas, IP klasė 54, na, o 3 tai yra 3 funkcijos. Prietaisas matuoja magnetinius, nemagnetinius metalus ir laidus su įtampa. Taip pat yra garsinis signalas. Prietaisas gali maksimaliai matuoti 100 mm, tačiau 100 mm tai yra nemagnetiniai metalai. Magnetiniai metalai yra iki 80 mm, laidai su įtampa 50 mm. Tikslumas plius minus 10 mm. Antrasis prietaisas yra Bosch GMS 120-27. 120 yra maksimalus matavimo gylis milimetrais. 2 tai yra antros generacijos, korpusas gumuotas, tvirtas, o 7 tai yra 7 funkcionalumai. Kas tai yra? Tai sakykime, kad prietaisas matuoja magnetinius, nemagnetinius metalus, laidus su įtampa, taip pat gali pamatuoti medinius tašus, turi garsinį signalą ir yra ekranas, kuris mums parodo akumuliatoriaus lygį, ar yra įjungtas garsinis signalas išjungtas, parodo, ar tai magnetinis ar nemagnetinis metalas ir yra įtampos ženkliukas, kai randame įtampą, jisai užsidega. Turiu aš tokį demonstracinį stovelį, kad parodyti, kaip vizualiai veikia šitie prietaisai. Tai pradžioj pradėsiu nuo GMS 100, kuris matuoja tik tai magnetinį, nemagnetinį metalą ir laidus po įtampą. Tai pradėsiu. Pradžioj uždedu prietaisą. Jisai pyksta, mes praeiname pro matuojamą vietą ir atgal grįždami jau randame tai, ką rodo. Reiškia, 2 brūkšniukai, garsinis signalas rodo, kad yra per vidurį. Grįžtame atgal. Daugiau metalų jokių nėra. Ir vėl mes čia grįžtame. Na ir antras prietaisas yra GMS 120.
Dabar yra įjungta tik tai metalas, ne metalas. Matuojame. Taip pat. Ir grįždami jau metalą aptinka. Rodo, kad yra nemagnetinis metalas. Va, pataikėme per vidurį. Medžio jis neranda ir tada mes jungiame mygtuką, kad rastų medienos tašelius. Vėl mes praeiname pirmin ir atgal grįždami jau žiūrime, ką rodo. Prietaisai puikiai susitvarkė, kaip matote, privalumas rodo medienos tašelius. Yra ekranas, kuris parodo, kokią stiprumo signalą gauna. Abu šie prietaisai gali dirbti nuo 2 maitinimo šaltinių, nuo 2 AA baterijų, su kuriomis dirba iki 6 darbo valandų, arba galime naudoti Bosch 1 ampervalandes pakraunamą akumuliatorių, su kuriuo dirba iki 5 darbo valandų. Ir antroji sienų ieškiklių grupė, sienų ieškikliai dirbantis radaro principu. Bosch Detect sienų ieškikliai dirba pagal ypač pažangę radaro technologiją. Prietaisai siunčia elektromagnetinius impulsus į sieną, kurie skverbiasi per įvairias medžiagas ir atsispindi nuo jų. Ir prietaise esantis jutikliai priima atsispindėjusius signalus, matuoja jų grįžimo laiką, jų stiprumą ir esantis procesorius viduje sugeneruoja informaciją, taip atpažįsdamas medžiagas įvairias. Trečias prietaisas tai yra veikiantis radaro principu Bosch Detect 120. 120 tai yra maksimalus matavimo gylis, kuriame matuoja magnetinius ir nemagnetinius metalus. Taip pat šis prietaisas gali matuoti laidus ir su įtampa, ir be įtampos, matuoja vandeniu užpildytus vamzdelius ir medinės konstrukcijas. Medinės konstrukcijas matuoja iki 308 mm gylio, laidus su įtampa iki 60 mm gylio. Šis prietaisas jau gali dirbti su standartiniu 12 V Bosch akumuliatoriumi. Turi 3 režimus, gali matuoti sausosios statybos konstrukcijoje, plytose ir betone su armatūra. Antrasis prietaisas tai yra pavadinimu Detect 200. Jo maksimalus aptikimo gylis sausame betone iki 200 mm, ankstyvos stadijos stingimo betone 60 mm, kitų konstrukcijų sienose 80 mm, na, o medinius tašelius ieško iki 38 mm. Tikslumas plius minus 5 mm. Šis Bosch Detect 200 prietaisas turi net 4 matavimo režimus, iš kurių keli yra labai unikalūs. Įvaldžius šį prietaisą, šis aparatas tampa ne šiaip detektoriumi, o galima sakyti rentgeno aparatu. Ir apie šiuos režimus verta pakalbėti daug plačiau. Vienas iš unikalių matavimo režimų yra Spot View, kitaip lietuviškai ant aparato rašoma yra atrankinis rodinys. Kuom jis yra unikalus, tom, kad šį prietaisą tiesiog užtenka padėti ant matuojamos vietos ir jis jau iš karto rodo, kas toje vietoje yra. Kai su kitais detektoriais reikia minimalaus kažkokio tai judėjimo viena ar kita kryptim, kad kažką jis pradėtų rodyti. Antras matavimo režimas prietaise vadinasi objekto rodinys, jis toks pats draugiškiausias, pateikia aiškę vizualizaciją, pats prietaisas sugeneruoja gautą informaciją ir pateikia ją mums, kad mums aiškiai ir lengvai būtų suprantama. Trečiasis režimas vadinasi signalo rodinys 2D. Tai jau režimas tikriems profams, nes rodo signalo atspindžius
kaip tikrame medicininėme echoskope. Jis rodo ne interpretuotą piktogramą, o realų bangų atspindį. Kuo geresnis atspindys, tuo šviesesnė dėmė. Šis režimas naudojamas, kai objektai išsidėstę labai arti vienas šalia kito, kai reikia atskirti sudėtingas struktūras, pavyzdžiui, grindinėme šildyme vamzdelius, ar ieškant anomalijas sukeltos dėl drėgmės ar tuštumų blokuose. Kartais įrenginys gali suklysti interpretuodamas tam tikrus objektus, bet šis režimas niekada neklysta, nes tai yra tikra fizika. Šis režimas tikrai nerodo tikrąją to žodžio prasme, kad čia vanduo bėga, čia yra problema. Jis tik parodo anomaliją, kurią mes suprantame kaip, kad kažkas čia yra negerai ir nuo šitos vietos mums greičiausiai reikia pradėti remonto darbus. Na ir ketvirtas režimas yra signalo rodinys, tai pats paprasčiausias signalas, rodantis signalo kreivę, ir jis gali būti labai naudingas matuojant itin storose ir sudėtingose medžiagose, kur paprastas signalas gali pasiklysti. Taigi Bosch Detect 200, kaip matote, tikrai turi daug galimybių ir jas įvaldžius turėsite ir gerų rezultatų. Na ir eikime išbandyti šios įrankius praktiškai. Na ir dabar realiai galime pasižiūrėti ant plytinės sienos. Pradžiai pradedu su GMS 100. Pradžiai. Grįžtu. Rodo, kad aptiktas laidas su įtampa. Sekantis yra GMS 120. Taip pat rodo jau, kad yra laidas su įtampa iš karto. Trečias prietaisas Detect 120. Na ir ketvirtas prietaisas Detect 200. Ant optinio rodymo. Taip, laidas yra 2,2 cm gylyje. Ir kitas yra dar ir giliau rodo. Jeigu mes pakeisime režimą į signalo rodinį, tai mums rodo, kad laidas yra šitoje vietoje. Taip, dar vieną režimą pabandykime. Man užtenka tiesiai uždėti. Ir aš matau, kad pataiko. Jeigu, pavyzdžiui, padėsiu šalia, yra nieko. Taip pat noriu parodyti, kad sienose gali būti įvairūs elektriniai, magnetiniai ar tai elektromagnetiniai laukai, kurie persiduoda ir netgi fiksuoja prietaisas. Jei mes prietaisą dabar turiu tokį įtampos matuoklį, paprastas pieštukas, čia žalias signalizatorius.
rodo, ar yra įtampa ar ne. Jeigu aš pravesiu matuodamas standartiškai 220 voltų, tai prietaisas nieko nereaguoja. Tačiau jeigu perjungsiu į žemesnį režimą, kur matuoja jautrias įtampas iki 24 voltų, tai matau, kad prietaisas jau jis fiksuoja bet va žemiau rozetės jau nieko nebefiksuoja. Turime vonią, kurioje yra grindinis šildymas ir su Bosch termokamera aš nusistačiau, kur yra vamzdžiai. O matosi, kad per plytelių sujungimus šviečia praktiškai ir visur čia yra pakloti šildymo vamzdžiai. Ir pasižiūrėsim, kaip rodys Bosch ieškikliai. Tai pirmas prietaisas yra Detect 120. Nusistatome sausą statybą ir ieškome vamzdžių. Vieną rado. Antrą. Trečią. Detect 200. Nusistatome objekto rodinį. Ir žiūrėkime, ką čia parodys. Pirmą nuvažiuokime į vieną pusę. Ir dabar grįždami matome 6,4 cm gylyje yra metalas. Čia yra 7,8 cm metalas. Ir kitas yra vėl 5,4 cm metalas. Čia 6,4. 5,3. Pabandykim perjungti ant kito režimo. Taip pat nuvažiuokim į vieną pusę. Ir va, jau čia aiškios kreivės. Tai čia yra vamzdis. Čia nėra ir čia yra vamzdis. Labai aišku. Na ir pažiūrėkime 2D signalo rodinį. Na ir dabar grįžkime, žiūrėkime. Čia yra didesnis. Rodo, kad visur yra pašylę. Ir va čia mes irgi matome, kad yra didesnis. Ir dar vienas testukas. Naudosiu tą patį testinį stenduką. Čia yra betono pagrindas, kuriame paslėptas yra elektros laidas su plastikinė apsauga ir tuščias plastikinis vamzdelis. Pirmas prietaisas yra GMS 120. Pažiūrėkim, ką jis rodys. Plastikinį vamzdelį visiškai nereaguoja. O laidą randa, tai yra magnetinis metalas ir užfiksuoja. Kitas prietaisas yra Detect 120. Žiūrim, kaip jisai rodys. Nusistatome, kad tai yra
betonas. Ir trečias prietaisas yra Detect 200. Nusistatom objekto rodinys, mūras. Ir matome, kad plastikinis vamzdelis yra 3,2 cm gylyje, o elektros laidas yra 2,9 cm gylyje. Pabandykime pakeisti režimą. Plastikinis vamzdis rodo silpnesnį signalą, elektros laidas stiprus signalas. Nieko nerodo. Prašau, parodo tiksliai. Taip pat rodo, jeigu per vidurį, nieko nerodo. Na ir 2D vaizdas. Silpnesnis signalas, bet matome dėmę. Na ir stiprus signalas. Bet kokios medžiagos mes nematome. Sienų ieškiklis tai yra investicija į jūsų ramybę. Jis ne tik taupo jūsų pinigus, padėdamas išvengti avarinių situacijų, bet ir suteikia pasitikėjimą, kad bet koks buitinis darbas bus atliktas saugiai ir profesionaliai. Jei patiko, spausk like, komentuok ir iki kitų kartų. Ate.